Rugsėjo 8–14 dienomis Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Vidmantas Fijalkauskas kartu su režisieriumi Sauliumi Barnu vyks į Izraelį, kur dalyvaus tarptautinėme monospektaklių festivalyje Jeruzalėje. Panevėžietis aktorius pristatys Sauliaus Varno režisuotą spektaklį rusų kalba Kritimas į tamsą pagal Vladimiro Nabokovo romaną Kamera obskūra. Spektaklyje analizuojama amžina lyčių priešpriešos tema. Nabokovą statyti yra nepaprastai sudėtinga, labai retai kas imasi. Tam reikia turėti, kaip ir kiekvienam spektakliui, aišku, reikia turėti sprendimą, reikia turėti aktorių, kuris galėtų būtent tokiu nervu tai atlikti, galėtų deginti save ir deginti, kaip sakau, kaip kiniečiai sako, nepaliekant po savęs net pelenų. Ir Vidmantui Fijalkauskui tai pavyksta. Manau, kad tas mūsų susitikimas Izraelį turės irgi kažkokias tam tikrą dialogą su žiūrovu ir ateičiai. Ir manau, kad spektaklis gyvuos ne tik Lietuvoje, bet jis dar pavažinės, nes yra pasiūlymų ne tik iš Izraelio. Amžina kova tarp vyro ir moters arba amžina tobulų santykių, tobulos meilės. Paieška kartais mus nuveda į rojų, kartais į pragarą. Ir šitas spektaklis ir kalba apie tai, ar tas pragaras, į kurį galim patekti, vertas tos meilės, aistros akimirkos, kurią patiriame atsiduodami mūsų staiga užklupusiai meilė. Aktorius pripažįsta, kad monospektakliai nėra dažnas reiškinys teatrų padangėje, o ir savo žiūrovų ratą tokie spektakliai turi dar gana menką. Todėl tikimasi, kad šis festivalis padės populiarinti šio žanro vaidinimus. Kažkaip žiūrovas sprendžia apie spektaklio kokybę kartais, nesakau, kad visada. Iš to, o kiek aktorių užimt? Jis sako, vienas, ką mes čia į tą vieną, atsibosis mums, kad ir per tą valandą į vieną žmogų žiūrėti. Niekas nesikeičia, niekas neįeina nauji. Ir, taip yra. Mano žanras nėra labai populiarus, nėra populiarus tie spektakliai. Todėl ir tų spektaklių repertuare nėra daug, ir kiti teatrai jų nelabai daug turi. Ir tik tai reti festivaliai galbūt, arba retos progos, yra galimybė tuos spektaklius rodyti. 2011 metais spektaklis Kritimas į tamsą jau buvo apdovanotas padėka ir diplomu tarptautinėme monospektaklių festivalyje Vidlūnyje vykusiame Ukrainoje.